Paleidžiu įrašą. Sveiki visi dar kartelį. Džiaugiuosi, kad prisijungėt ir domitės projektų valdymu. Taigi, aš noriu šiek tiek pasidalinti skaidrėmis. Mhm. Aha, ar matot visi? Matosi. Matosi, ne? Gerai. Tai tada labai labai trumpai apie mūsų Protų Pro webinarų ciklą. Įsitrauksiu, žinok, pasinaudok. Ir labai trumpai apie LPV narystės naudas. Ir jeigu vis dar nesate LPV nariais, tai labai kviečiame tapti jais. Ir tiek čia, tiek nuorodoje į mūsų puslapį sužinosite apie organizacijos, tiek fizinėms, tiek organizacijoms teikiamas naudas, kai esate LPV nariai. Dalyvaujantis webinaruose gali gauti dalyvių sertifikatą ir tai labai aktualu tiems, kas renka IPMA ar PMI balus. Tai sertifikato kainas jūs matote, aš vėliau čiate pasidalinsiu nuorodą, kas norite gauti sertifikatą, užpildysite anketą. Taip pat webinaro pabaigoje pasidalinsiu anketą atsiliepimais, kur galėsite pasakyti savo įžvalgas ir primenu trumpai apie tvarką. Kameras laikykite įjungtas, mikrofonus laikykite išjungtus. Ir kilančius klausimus rašykite į Zoom chatą arba užduokite tiesiai po mūsų pranešėjų pristatymo. Ir šiandien labai džiaugiuosi pristatydama net du pranešėjus. Tai Saulių Šimkonį ir Alfredą Chmieliauską. Ir aš drąsiai galiu pasakyti, kad tai mūsų projektų valdymo gurų, ne, kaip labai toks yra žodis dabar labai populiarus, tai projektų valdymo mohikanai, kuriems esam dėkingi už projektų valdymą ir tą profesionalumą, kuris šiai dienai mes turime ir kuriuo didžiuojamės. Tai šiandien pašnekovai pristatys apie projektų valdymo aplinką ir tyrimo rezultatus ir apie brandos vertinimą. Tai aš nustoju dalintis ekranu ir perduodu žodį Sauliui ir Alfredui ir gero webinaro visiems. Ačiū už pristatymą. Sveiki. Ar matosi skaidrė ekrane? Taip. Gerai. Sveiki. Tai esu Saulius Šimkonis ir mes su Alfredu jau 6. kartą atlikinėjame projektų valdymo brandos tyrimą. Aš gal pristatysiu vėliau daugiau tą inžinierinę dalį, kaip kas vyko, kokie respondentai, vėliau kokie rezultatai ir baigiamoji dalis sąsaja su projektų valdymo branda. Tačiau pradžiai gal įvadas ir gal Alfredai ir jūs galėtume šiek tiek tą įvadinę dalį, ką mes tyrinėjame ir kokie buvo iššūkiai čia. Taip, ačiū. Sveiki visi dalyviai. Malonu būti su profesionalais, kaip sako mūsų webinaro pavadinimas. Tai taip, mes šitą reguliarų tyrimą darom, ne kasmet. Anksčiau kažkada buvo tokia mintis atlikinėti į kasmet, bet dabar truputį pakeitėm tą periodiškumą, bet nuolat, daromi nuolat. Tai ir aišku, tikslas matyti visiems suprantamas, jis ir pačiam pavadinime to tyrimo. Tai yra projektų valdymo aplinka, taip yra klausimas. Tai būtent kaip ir pasakyta šitoj skaidriai, kad tikslas tai yra pažvelgti į tą organizacinę aplinką, kurioje atsiduria ir projektai, ir žmonės, kurie tose projektuose dirba. Tai atranka, čia žinoma neatsitiktinė, mes dėkingi Lietuvos projektų vadybos asociacijai už tai, kad jį subūrusi profesionalus, reiškia tą profesionalų tinklą ugdo, plėtoja, palaiko ir kompetencijas vysto. Tai didelė dalim tai yra šito tinklo žmonės.
Lietuvos projektų vadybos asociacijos, o taip pat tiek Saulius, tiek ir aš, užsiiminėdami ir akademinė, ir konsultacinė veikla, mes turim taip pat savo tuos tinklus, kurie tam tikrą prasme persidengia su asociacijos tinklu, bet yra ir, taip sakant, tenai ir papildomų narių. Tai siekiam apklausti žmonės, kurie turi tam tikrą patirtį, kurios domina, reiškia, organizacijų projektų valdymo tobulinimas, ir jūs matysite toj pat tą demografinį profilį šitų dalyvių. Tai galim, Sauliau, aš manau, perėti prie tos demografijos duomenų tyrimo, tai matysis, kas tenai atsakinėjo į mūsų klausimus. Tai aš tuomet gal tą dalį ir šiek tiek dabar pavėsiu. Pirmiausiai, kokios organizacijose dirba, nes skirtingo tipo organizacijose, kaip ir skiriam, gali būti skirtingi iššūkiai. Na tai kaip matom, daugiausia, turbūt, kad privačiam sektoriuje, ne privatus sektorius, nes mes čia bandėme per daug kartų išdirbome, kaip formuluoti tą frazę, nes valstybės įstaiga, savivaldybės įmonė, ten yra kiti dalykai, bet, taip sakant, ne privatus sektorius, apie 30% respondentų, Lietuvos kapitalo privatus sektorius 42, užsienio kapitalo maždaug ketvirtis ir visa kita. Toliau. Iš viso atsakė 181 dalyvis, 121 buvo atsakęs pakankamai, kad toliau analizuoti, kai kurie klausimynai buvo per mažai išpildyti, kad būtų galima vėliau analizuoti įvairiais pjūviais. Tai va 121 buvo tinkama, į kitus neatsižvelgiama. Jeigu žiūrėti į teritoriškai, kur esame, tai Vilniaus apskritis šiame tyrime tikrai daugiausia atsakėm. Na ir toliau matote kitas. Jeigu žiūrėti į organizacijų sritis, tai o iš kokių organizacijų yra tie dalyviai, tai matote, paskirstymai yra čia. Yra tokių, kur yra kiek daugiau, 15%, bet net ir tais atvejais nedominuoja. Tai mes matom ten ir telko, finansus, energetika, gamyba, statyba, keliai pakankamai daug. Džiugu, kad ta dalis, kur kita, nėra ilgiausias stulpelis, nes tai rodo, kad vis tiek jau taip atrodo atidirbame ko klausti, nes kai kita sudaro per daug, tai jau tada reiškia tiesiog pasirinkimai buvo nekorektiški. Na ir matote visus kitus, kas čia yra. Darbuotojų skaičius taip pat įtakoja, kiek gali skirti organizacija tam antstatui vadinamam projektų valdymui. Taip, jeigu žiūrėtų daugiau nei 50 darbuotojų, aš jau taip, jeigu pažiūrėtum, tai turime apie 80%. Tai yra šiek tiek yra nedidelių organizacijų, kur visai iki 10 darbuotojų, iki 50 matote 18 ir toliau, galima sakyti, taip suskaičiavus greitai, 79%, daugiau nei 50. Padalinys organizacijai, nes gali būti ypač didelėse organizacijose, tarkim, mano atveju, kai aš dirbu Swedbank'e, tai organizacija didelė, bet kuo užsiima padalinys, nes ten vieni yra IT, kiti yra, tarkim, vien finansų dalis, matote paskirstimą čia. Ir taip, IT, kita 13%, kur ten nepriskirta, toliau bendroji vadyba, finansai, procesų valdymas, pakankamai daug procesų valdymo, gamybos, ir toliau kiti dalykai, nepaskaitysiu. Rolė projekte, taip pat paklausim, o kasgi čia atsakinėjo. Ir džiugu, kad pavyko pritraukti nemažai organizacijos ar padalinio vadovų, tai yra tų, kurie yra ne projektų vadovai, tų, kuriems projektų vadovai atsiskaito.
Ir tai įgalina mūsų paklausti klausimų, o ką galvoja tie, kam projektų vadovai atsiskaito, ir ką jie galvoja ir apie projektų vadovus, apie projektų savininkystę. Ir čia pavyko tuomet tiltelį tokį nutiesti link projektų valdymo brandos. Tai vat čia jau šių metų turbūt toks posūkis didesnis. Projektų valdymo tarnybos vadovai, darbuotojai ir konsultantai didelė tikrai pakankamai, sakyčiau, dalis, 17%. Jeigu pažiūrėti iš viso, kiek yra tokių organizacijose, tai turbūt nebūtų tiek daug, bet į šį tyrimą pavyko pritraukti ir džiugu, kad jie dalyvavo ir teikė savo atsiliepimus. Na ir aišku, trečdalis projektų vadovai, koordinatoriai ir kiti. Iš tų, kurie atsakė, kiek projektų valdymas jiems yra svarbus, na gerai, svarbus yra viena, bet kiek jie skiria laiko pačiam projektų valdymui. Kitas buvo klausimas. Taip, matome atsakymus. Tų, kurie skiria daugiau nei 50%, netgi vat tokioje grupėje, taip primenant, jų yra 43%, maždaug pusė iš jų. Ir dabar taip šiek tiek aš specialiai grįšiu į ankstesnę skaidrę. Mes turime ir PVT projektų valdymo tarnybos darbuotojus, ir projektų vadovus, ir projektų savininkus. Ir iš jų 43% skiria projektų valdymą tokią reikšmingą dalį. Arba 90% arba daugiau nei 50%. Kiti skiria mažiau. Ir trečdalis iš jų, apie trečdalį, 30%. Patirtis respondentų ir čia džiugina. Didelės patirties tikrai specialistai teikia atsiliepimus. 10 ir daugiau metų pats didžiausias segmentas. Jeigu tai pažiūrėtų, tokių, kurie dirba daugiau nei 4 metus, jų yra 80% iš tų, kurie dalyvavo. Tai, na, kitaip sakant, neatsitiktiniai žmonės užsijima projektų valdymu, o tie, kuriems projektų valdymas jau yra pakankamai ilgas, senas pasirinkimas. Paklausėm apie sertifikatus ir šį kartą nedetalizavom taip stipriai, na bent jau kurios krypties. Iš atsakiusiųjų ir prisimenant, kad nemaža dalis jų daugiau nei 4 metus dirba ir didelė dalis daugiau nei 10 metų dirba, 39% neturi jokio sertifikato. Tačiau, atsiprašau, čia ne tas klausimas, ne taip. Jeigu jie turi sertifikatą, kokius tada sertifikatus turi, tai tokiu atveju taip, matome čia pasiskirstimą. Pakankamai paplitęs ažailas, PMP, PMI, vėlgi yra visa serija, ne tik tai PMP, iš karto tikslinu save, IPMA, kurios nariais esame, netokia didelė dalis, na ir PRINCE2, atrodo, kad visai, na gerai, nesu tikras ar PRINCE2, Excelas, jie taip pat turi daugiau negu vieną sertifikatą. Toks, vėlgi nesame tikri, kiek išlaikysime toliau tos klausimus apie gyvenimo stilių, bet kiek valandų dirbama, čia nėra kažkokių tai didelių siurprizų. Toks didesnė dalis, tokios pakankamai įprastinės, sakyčiau, gal darbo valandos ir 35 ir 45, su kažkokiais nukrypimais, nors taip, 46-55 atrodo, kad irgi užima reikšmingą segmentą. Daugiau nei 46 valandas, ką mes matome, 31%, beveik trečdalis. Vykdant mokymus arba konsultuojant, karts nuo karto tenka atsidurti auditorijoje, kur taip, na, išskirtinai arba ten vien vyriška auditorija, arba daugiau vien moteriška auditorija. Šiuo atveju tvarkingas balansas. Tai yra pakankamai apylygiai. Vat taip. Ir jeigu kalbant apie amžių, tai vėl taip pakankamai gražus pasiskirstamas. Didelė dalis, na, čia aišku segmentai tokie, etapai paimti pakankamai tokie platus.
kaip matote, iš visų tai pakankamai gražiai, sakyčiau, balansuoti. Na ir kai pamatėme, kas atsakinėjo, o kokie rezultatai. Pirmiausiai, ar mes žinome, kas yra projektas. Ir aiškus kriterijai, kur paskaitom ir galime priskirti savo veiklą projektų arba ne projektų, 41%. Bendri bent jau kriterijai 29% ir toliau kiti tiesiog pasako, o čia bus projektas. Iš ties, taip, turbūt, kad taip atitinka ir tai, ką matau konsultacinėje praktikoje. Ir Alfredai, gal jūs čia, jeigu norėtumėte kažką tai pakomentuoti irgi iš jūsų praktiko. Taip, čia įdomus šitas paveikslas ir manau, kad tai ir buvo vienas iš pirmų klausimų. Čia tik gal reikėtų pastebėti, kad mes ne visais rezultatais čia spėsime pasidalinti ir atrinkom gal tokius būdingesnius ir Sauliau turbūt galima pasakyti, kad reiškia, visi norintys gali kreiptis ir registruotis eiliniam tyrimui ir gauti ataskaitą, taip sakant, tyrimo. Bet šitas klausimas, kas yra projektas, čia jis yra tikrai labai įdomus. Keliais aspektais. Paprastai, bet čia mes turim 41%, kas yra reikšmingas procentas, aišku, reiškia, kad projektu laikoma veikla pagal tiksliai apibrėžtus kriterijus. Paprastai šitas klausimas yra aiškesnis, kai kalbam apie projektus vykdomus išoriniam užsakovui. Na, paprastai šnekant apie išorinius projektus. Taip. Ypač tose organizacijose, kur projektinė veikla yra beveik vienintelė, kurios rezultatai yra parduodami. Bet visiškai kitas paveikslas yra netgi ir į projektus orientuotose organizacijose. Kai kalbam apie vidinius projektus, va čia jau prasideda, tada projektai baigėsi, o prasideda iniciatyvos. Ir tos iniciatyvos neaišku nei kada prasideda, gal kada prasideda šiek tiek anksčiau, bet ypač neaišku kada pasibaigia ir taip toliau. Tai čia yra įdomus aspektas, kad vis tik yra skirtumas tarp išorinių projektų valdymo ir vidinių projektų valdymo ir jų pripažinimo ir užfiksavimo. Vat mano tokia patirtis yra, aišku, ne mano vienintelio, kad pripažinimas, įteisinimas veiklos kaip projekto, vidinių projektų atveju žymiai labiau šlubuoja, jeigu taip galima pasakyti. Tai tikrai pritariu, nes jeigu statybinė organizacija, tai pas juos taip, jeigu sutartis, tai yra projektas, tačiau jeigu jį nusprendžia tobulinti savo projektų valdymo sistemą arba diegti kažką verslo valdymo sistemą, o va čia ar tai bus valdoma kaip projektų, va čia yra klausimas. Ir taip pat klausimas, ar tai bus aprašyta, apribojimai bent jau korektiški. Taip pat paklausime, kiek ir kokia dalis turi inicijavimo dokumentą. Ir tai yra, ką mes vadinam turbūt įvairiai, bet ar projekto įkūrimo dokumentas, ar inicijavimo dokumentas, ar project charter, teisybė. Ja, čia yra tas. Na, jeigu PRINCE2, tai jie turi tą PID, Project Initiation Document, jeigu PMBOK daugiau tas Charter, bet kažkas tai, kas pasako pagrindinius projekto apribojimus. Na, jeigu taip žvilgtelėtų, tai situacija nėra tokia labai gera, mano manimu, nes daugiau nei 50%, jeigu pasižiūrėti, turi taip, tokių, kurie kokiai daliai taiko, kad 50% ar daugiau projektų turi kažkokią aprašymo dokumentą, mes turime, sudedame 20 plus 19, 39%. Ir labai susišaukia su prieš tai buvusioje skaidriai parodytais rezultatais. Čia, kaip matom, sukasi apie tos pačius 40%, nes jeigu nėra aišku, pagal kokius kriterijus iniciatyva pripažįstama projektu, tai ir inicijavimo išvertus, matyt, kitaip patogiau pasakyti, kad jeigu jau yra inicijavimo dokumentas, tai didelė dalimis ir paremtas tuo, ką laikome projektu, teisybė. Ir čia vėl prisimenant, kad mes turime daug
respondentų, kurie dirbo daugiau nei 10 metų ir daug projektų savininkų, tai atrodo, kad yra į kur augti, gerinti projektų valdymą. Ir tada, o iš viso ar yra projektų valdymo procesas, taip galima paklausti. Na, mes taip ir paklausim. 69% yra padalinio projektams projektų valdymo procesas. 31 ne. Ir vat dar aš čia taip kelis tokius klausimus pateiksiu ir prasibėgsiu per atsakymus ir tada gal vėl kartu mes su Alfredu pakomentuokime. Nes kitas klausimas, o kiek laiko jis yra naudojamas. Tai tokių, kad šviežių, ką tik susipratome, mažiau nei metus 13%, 1-2 metus apie 30%, tai reiškia kartu, toks mažiau nei 3 metus, jeigu taip žiūrėti, 43%. Kiti turi pakankamai ilgai veikiantį procesą. Tai daugiau nei pusė turi procesą pakankamai tokį jau stabilų, tai nėra naujovė kažkokia. Ar jis padeda, tas procesas? Nėra ko spėlioti, paklausim. Padeda, taip, sakysim taip, nėra nei vieno, kurie sakytų, kad pablogino. Dalis, kurie sakė, nežinau, yra iš tų, kurie atėjo į organizaciją ir jau surado tą procesą, todėl jie negali pasakyti, koks yra pokytis, bet toks pakankamai optimistinis, sakyčiau, šitoje vietoje vaizdas. Toks mažos rizikos veiksmas inicijuoti naują projektų valdymo proceso aprašymą, nes blogiausia atveju bus tarp 14%, kuriems nepakeitė, bet labai daug šansų, kad kažką tai pagerina. Tai čia gal aš stabtelėsiu. Taip, tai čia yra nuo šitos skaidrės ir nuo šito paveikslo galima nutiesti labai daug gijų einančių į šalis ir susijusių su tuo, ką dar ketiname jums papasakoti ir susijusių netgi ir su tuo projektų valdymo brandos klausimu. Todėl, kad žvelgiant taip, pakankamai grubių tokių žvilgsnių ir iš toli ir paviršutiniškai, taip turėtume sakyti, projektų valdymo proceso, formalaus aprašymo šito proceso egzistavimas, jis išreiškia ambiciją į 3. projektų valdymo brandos lygį. Tai reiškia, kad jeigu yra procesas, tai jis negali egzistuoti pats savaime, jis turi turėti šeimininką, o už to šeimininko mes visi čia susirinkę profesionalai išvelgiame PMO. Tai reiškia, jeigu yra procesas, tai matyt yra arba bent jau turėtų būti projektų valdymo tarnyba, arba bent jau panaši funkcija ir panašus dalykai. Tai iš esmės mano ir aišku ne tik mano ta projektų valdymo konsultavimo sritis, ji turbūt didžiausia jos dalį tos veiklos ir sudaro organizacijų projektų valdymo proceso arba apibrėžimas arba jo tobulinimas. Tai organizacijos, kaip sakiau, kurios dirba projektais ir kuriuose ta projektinė veikla yra bene vienintelė veikla generuojanti pajamas, tai suprantama, kad jos žymiai dažniau turi procesą ir tas procesas yra rūpestingiau prižiūrimas. Bet, kaip sakiau, išoriniams projektams valdyti procesas dažniausiai yra, vidiniams projektams, čia vėl visai kita istorija ir su to procesu. Taip, kad šitie dalykai, šitie rezultatai galima net ir nelabai patyrusią akimi išvelgti tarp jų tam tikrus sąryšius. Jeigu reikėtų mums pasakyti, tai kągi čia reikėtų tobulinti ir nuo ko pradėti, tai grįšim, reiškia, dar į pranešimo gal pabaigą. Tai šita informacija, jinai duoda pakankamai duoda galimybės rasti pakankamai neblogą atsakymą. Sauliau, prašau. Taip, ir aišku, iš tikrųjų, ar turime tą procesą ar ne, ir kai turime tą procesą, vėlgi, o kasgi atsakingas už jo vystymą? Vėlgi, čia taip susijęs su to, ką Alfredas minėjo, kad jeigu yra aukštesnė projektų valdymo branda, tai atsiranda kažkokiu momentu specialistai, darbuotojai, kurie atsakingi už tai, kad tas procesas būtų vystomas. Mūsų atveju, kai tai jūs pat, vėlgi,
paklausėme apie tai, kas yra, tai vat, arba atskiras padalinys, arba yra atskiras specialistas, tokių yra 62%, jeigu taip kartu sudėjus, 39 plus 23, pakankamai daug. Yra elementų, kur 11% paskirti darbuotojai, kuriems ši funkcija nepagrindinė, sakyčiau, rizikinga situacija, nes kai nepagrindinė, tai kai liks laiko nuo viso kito užsiims to proceso. Organizacijos arba padalinio vadovas. Čia susijęs su kitu atsakymu, o kiek laiko yra procesas, analizavom duomenis atskirai, dažniau tai būna įvedant, tokiams šviežiems projektų valdymo procesams. Kitaip sakant, jei projektų valdymo procesas organizacijoje nedaug, didesnė tikimybė, kad bus ši rolė atsakinga, tai yra organizacijos arba padalinio vadovas. Jei jau yra pakankamai ilgai, tai vadovas ir supranta, kad čia yra atskiras darbas ir suranda būdą, kaip tą atskirą darbą kažkam perduoti. Tai yra labiau migruoja tą žalesnę dalį, kur kažkoks darbuotojas arba padalinys netgi tampa atsakingas. Taip, ir čia gal galima pridėti dar ir tokį dalyką, kad netgi ir ta šviesiai žalia zona, tai yra irgi toks optimistinis reiškinys, paskirtas darbuotojas, kuriam ši funkcija nepagrindinė, nes čia yra vienas iš atvejų patenkančių į šitą pačią šviesiausią žalę sritį. Tai yra, pavyzdžiui, kai inžinerinėse įmonėse kažkuriam labai pradiniam etape šita projektų valdymo procesas, šitas procesas yra priskiriamas, pavyzdžiui, kokybės valdymo skyriui. Remiantis tokia paprasta prielaida, daugiau lingvistinė matyt, kadangi tai yra vidinis standartas organizacijos projektų valdymo, o kokybės skyrius jisai rūpinasi kitais standartais, tame tarpe kokybės standartais, tai kodėlgi nepaskyrus šito proceso pradžią jiems. Tai yra tokia praktika, su kuria aš susidūriau, bet nebūtinai jinai yra teisinga. Ta prasme, ilgainiui, matyt, vis tiek reikėtų stumti to proceso savininkystę į tamsesnę žalę zoną. Teisybė? Taip. Ir mes tada artėjame prie tos dalies, kur vėl pradedam labiau klausinėti apie tą lygį, kuriam projektų vadovai įsiskaito. Tai jau pažiūrėjome, kiek yra projektų savininkų ir šiemet tik tai įvestas buvo klausimas, kaip ten tais projektų komitetais. Nes kai vedu mokymus organizacijos arba konsultuoju, tai vienas iš dalykų, štai mes turime projektų komitetą. Jeigu skaitysime ten PRINCE2, imsime PRINCE2, be abejo turi būti projektų komitetas, nes be jo kaipgi kitaip, jei netaikai šitos praktikos, tai čia ne PRINCE2 projektas. Ir tokių, kad kiekvienam projektui yra to projekto komitetas, 18%. Aš buvau kiek nustebęs, bet pagalvojau, kodėl. Aš dirbau didesnėse labiau organizacijose ir ten taip pagal nutylėjimą. Žinoma, jeigu yra projektas, tai yra projekto komitetas. Ir pasirodė, kad dauguma yra visai ne toj zonai. Kartais būna komitetas, kartais vien tik tai sponsorius, kuriam atsiskaito. Tai čia dar ne prasčiausias variantas. 11% gal čia neramina, kad nėra nei komiteto, nei sponsoriaus. Tai tokie projektai zombija kažkaip ten autopilotų juda dėl to, kad yra inicijuota ir turbūt tada mes, aišku, negalime turėti nei formalių perėjimo taškų, nei spėju, kad gali būti sunku priimti sprendimą apie pakeitimą, pavyzdžiui, tai vykdyti ar nevykdyti. Tokia zona. Stabtelės, Alfredai, kaip pas jūs, jūsų konsultacinėje praktikoje šitas? Taip, čia labai įdomus tie dalykai, dėl to, kad projektų komitetai, tai juos galima su tam tikrom išlygom laikyti išplėstiniu projekto savininku. Tai projekto savininko egzistavimas, jį laikyčiau tokia būtina sąlyga, pavyzdžiui, antram projektų valdymo brandos lygiui. Taip, tai reiškia, jeigu pirmam brandos lygiui projektų vadovai daro taip, kaip jie valdo tą projektą, taip, kaip jie nori, ir iš esmės per daug projektų eigoje niekas jų nekontroliuoja, tai tas projekto savininkystės klausimas, kuriam beje mes ir skiriam šiek tiek daugiau laiko šių pastarojo apklausoj, projektų savininkystės klausimas, jis yra bazinis ir labai svarbus, galvojant apie
na, bet kokį projektų valdymo tobulinimą. Tai matyt, pirmas žingsnis būtų kalbėti apie projekto savininkystės įkūrimą organizacijų ir su tuo susijusius veiksmus, tai reiškia, ką reikia daryti, kokie vaidmenys ir atsakomybės, o jau projektų komitetai, tai yra dar vienas žingsnelis pirmyn, teisybė. Tai maždaug taip vertinčiau šitos dalykus. Taip. Vėlgi, šiemet įvedėm taip pasmalsavimą, kokio tipo organizacijose dirba dauguma žmonių. Na, jeigu taip prisiminti, čia tas skirstymas, kur buvo funkcinė organizacija, projektinė organizacija, na ir ten per vidurį mes turime matricinę organizaciją. Tai pagalvojom, kad klausimas, kuris leistų, na, tokią indikuoti bent jau į kurią pusę, ar svarbiau yra projekto ar padalinio užduotis. Na ir va čia pasiskirstimas pagal, aš nesu tikras, kad jau galima būtų visiškai to pasitikėti, nes išeitų, kad apie 60% dirba maždaug matricinėje organizacijoje, tai yra, kur vienodai svarbu ir viena ir kita. Ir funkcinių organizacijų mes turėtume tik 18, nors galbūt, nes jeigu į čia telpa silpna matricinė, subalansuota matricinė ir stipri matricinė, tai gali būti, kad taip yra. Na ir visiškai projektinėse organizacijose apie 22%. Taip, čia įdomus klausimas, ta plati geltona zona, kuri sako, kad projekto ir padalinio užduotis yra vienodai svarbios. Na, reikėtų pasidomėti truputį detaliau. Čia yra vienas iš tokių klausimų, į kurį reikėtų pastudijuoti atidžiau. Dėl to, kad gali būti, kad kai kurie respondentai atsakė, na, tiesiog nelabai turėdami, taip sakant, pasirinkimo motyvus, nes buvimas tenai matricinės organizacijos, netgi gal ir silpnos matricinės organizacijos, nu, jis leidžia truputį formaliau atsakyti tokį klausimą, o jau nekalbant apie stipri matricinė, tai aišku, matyti yra link žalios tos pusės arčiau, o va ta geltona zona, jinai yra tokia plati, kur norint gauti tikslų atsakymą, norint gauti įdomesnę informaciją, matyti reikėtų paklausti tiksliau, tiesa. Gal žmonės nenori sumenkinti nei vienos veiklos. Ir dėl to sako, kad taip, viskas svarbu. Taip. Kai vedu mokymus, taip, ypač kai dalyvauja organizacijos vadovai, nesudėtingas klausimas, kiek jūsų organizacija yra projektų? Kartais išjungia tą grupę kokiam pusvalandžiui. Kai jie pradeda ten diskutuoti, tai dabar tas svarbus pardavimo, tai čia projektas ar ne projektas, o šitas vidinis čia projektas ar ne projektas. Tai vėlgi šiemet įtraukiame, ar turite projektų portfelį, kitaip sakant. Ar žinote, kas yra projektas, o kas nėra projektas? Siejasi, aišku, su apibrėžimu, bet apibrėžimas yra, kad, gerai, žinom, kad projektas, bet čia yra, ar yra tas projektų sąrašas. Tai aišku, sąrašas 54%, visai neprastai. Kiti variantai netokie geri. Tai yra 46%, nėra aiškaus sąrašo, arba yra sąrašas, kuriuo negaliu pasitikėti. Tai va čia tas geltonoja dalis, 32%. O nežinau tokio, arba jo nėra, tai greičiausiai ir nėra, arba jeigu jis yra, bet labai slaptas, tai nelabai vertingas, 14%. Kaip, Alfredai, su organizacijom, kuriuom jūs irgi turite reikalų? Taip, čia iš tiesų susijęs tas klausimas ir su to, kas laikytina projektu, taip sakant, ir panašiai, bet portfelis, iš esmės, kas yra įdomiausia, kas jungia projektus portfelyje, norim mes to ar nenorim, nepaisant strategijos, taip sakant, tų prioritetų, kurios tie projektai turi palaikyti, bet ar mes to norim ar nenorim, jos visus sieja bendri ištekliai. Tai jeigu nėra projektų portfelio iš vis savokos, tai kalbėti apie kažkokį racionalų išteklių paskirstimą, visų pirma, žmogiškųjų žmonių paskirstimą per projektus labai sudėtinga. Tai reiškia, tas portfelis ne tik buvimas jo kaip pliko sąrašo pavidalu,
bet tai yra būtina sąlyga tam, kad galėtume stebėti projektų susijimą per išteklius ir tam, kad iš vis galėtume matyti ir vertinti projektinę veiklą kaip visumą, teisybę. Nes tada labai jau sunku kalbėti apie bet kokių projektų lygio rodiklių susijimą, taip sakant, ir suagregavimą į kažkokią organizacijos, tai yra portfelio lygmenį, jeigu paties portfelio savokos nėra. Bet kaip sakiau, svarbiausia tai portfelio egzistavimas ir supratimas, jisai pirmas klausimas, į kurį padeda atsakyti, reiškia, portfelio buvimas, egzistavimas. Tai yra išteklių paskirstimo, išteklių panaudojimo, taip sakant, ir efektyvumo to panaudojimo išteklių. Taip, tai va čia yra tokie klausimai. Tai ten, kur tokio portfelio apibrėžto nėra, tai tos klausimus sunku apskritai svarstyti. Jie labai lieka subjektyviam tokiam lauke. Gerai panaudojami ištekliai, blogai panaudojami ištekliai ir panašus dalykai. Tai tam, kad galėtume atsakinėti tokius klausimus, iš vis juos svarstyti, tai be portfelio supratimo neįmanoma to padaryti. Tvarku, šiek tiek apie portfelį tam paklausinėjame daugiau, tame tarpe apie tai, kaip nustatomi prioritetai, bet tą dalį aš gal taip paliksiu jo individualiam paskaitimui. Kaip visada smalsu, o kiekgi ten agile'as naudojamas ir ar čia jau jis perims visiškai projektų valdymą, ar dar kažkas tai liks. Jeigu pažiūrime, naudojama nemažai. Tai yra, sakysim, tokių, kurie bent kažkiek tai naudoja, yra didžioji dalis nenaudojančių yra tik tai 33%, kiti 67% bent kažkiek naudoja. Tačiau kam naudoja? Taip, vien tik tai IT 54%. Dabar ne tik tai IT 38%. Tai irgi visai, va ši dalis visai nemaža. Tai reiškia, tai nėra vien tik tai IT toks įsigalėjimas. Ir dabar ar ketiname to naudoti daugiau ar ne? Jeigu naudoja tik IT projektų valdymai, tai akivaizdžiai ketina naudoti daugiau 43%. Tie, kurie naudoja ir ne tik IT projektų valdymai, kiek mažesnis išsiplėtimas, bet vis tiek didelis. Tačiau jeigu šis klausimas yra toks, mes pasižiūrime, kiek ketina daugiau naudoti kažkokį produktą, kažkokį metodiką, tada pamatuojame po metų ir tikimės, kad po metų respondentų skaičius bus pasislinkęs per tiek, kiek ketina naudoti. Su Agile taip nevyksta. Kaip pažiūrėjau ankstesnių metų apklausas, jeigu ir naudotų tiek, kiek atsakė, kad ketina daugiau naudoti, tai dabar mes turėtume beveik vien tik tai Agile, bet čia toks daugiau kaip, pradėsiu sportuoti nuo sausio 1. Ir tai neatsispindi toje skaidrėje, kur paskui paklausėme, kuri dalis naudojama, ne tiek padidėjo, kiek buvo planuojama. Taip, gal čia, ar jums, Alfredai, kiek ten tenka su to Agile susidurti jūsų srityje? Taip tenka, bet gal ne tiek daug, dėl to, kad pagrindinis klausimas, su kuriuo aš susiduriu, tai yra integravimas. Agile ir Waterfall, taip sakant, pavyzdžiui, valstybinėse institucijose ar valstybinėse įmonėse. Tai ten, kur pagrindiniai projektai, jie pagal egzistuojantį standartą, dažniausiai standartas tų institucijų dažniausiai yra padarytas Waterfall pagrindu. Bet jie supranta, kad beveik kiekvienam iš tų projektų yra informacinių technologijų dalis, kurios neįmanoma išvengti. Tai jie supranta, kad neverta, reiškia, IT žmonių laužti stuburą jiems ir sakyti, kad ir jūs pagal Waterfallą turi dirbti. Bet jiems problema yra, kaip integruoti Agile su Waterfall. Čia toksai įdomesnis klausimas, teisybė. Nes atskirai šitie du, nežinau kaip jos pavadinti, approach, taip sakant, metodai ar kaip norit pavadinkit, jie savo gyvoja puikiai ir vienas ir kitas turi savo nusistovėjusias taikymos rytis, bet kaip juos sujungti, tai čia dažniausiai ir būna tas klausimas, kuris sukelia kažkokių problemų.
Mano paskutinio laiko kažkaip nemažai konsultavimų yra apie tiesiog tvarkaraščių sudarimą Microsoft projektų, ypač ten statybinėse organizacijose. Ir taip pagalvojau, aha, tai vat, na tiesiog paklausti, tai kiek naudojate kritinio kelio metodą? Na toks klasikinis, ten daugiau negu 100 metų. Taip. Nedauguma. Tikrai. 51% nenaudoja, bet ne 51. Iš tikrųjų, šitie 26% irgi nenaudoja. Nepaisant to, kad įrankis yra. Bet vis tiek ten arba PowerPoint'e, arba Excel'e bandome intuityviai nupiešti tą kritinį kelią. Na gerai, gal projektai nesudėtingi? Paklausiau. Na, tokių, kur nesudėtingi ir taip intuityviai mes galėtume tą kritinį kelią suprasti, kitaip sakant, matyti, kur yra, kur mums ten lieka rezervų, kiek ten yra tas slack, float, reiškia tos slinkties, na, 24%. Dabar tais atvejais, jeigu yra daugiau nei 50 užduočių projekte, tai taip intuityviai nelabai pasakysi. Na, o jeigu ten daugiau negu 100, o tokių mes turime, na, vėlgi, daug, bent jau 35% niekaip nevažiuos. Sujungu šitos du, vaizdas toks, ne, ar optimistinis, ar nežiūrint, kurią šio paveikslo pusė esi. Jeigu žiūrėti, kiek yra erdvės konsultavimų ir mokymuisi daug, bet tie, kur turi programinę įrangą, reiškia, kuri gali skaičiuoti kritinį kelią. Čia vėlgi. Steam, žinau, kad taip pat irgi skaičiuoja kritinį kelią. Projektas, bet ne tiek jau daug beje yra rinkoje. Tačiau neskaičiuoja, bet ir jų projektai yra sudėtingi, va tokių turime apie pusę. Tai dar kartelį, turim projektus, kuriuose yra užduočių daugiau negu 100, tai reiškia, na, mintinai taip nepasakysi, kas ten darosi. Turim programinę įrangą ir vis tiek 34% tokių neskaičiuoja. Na, atsiprašau, čia yra šita dalis, jo, 34. Dabar, Alfredai, kaip jūsų atveju irgi su kritinio kelio dalimi? Taip, aš pastebėjau, kad inžinierinės kompanijos, ypač sudėtingose projektuose, mano pastarojo laikotarpio patirtis tokia, kad jos vis tik naudoja. Tai tas yra gražu. Tai tie metodai, nes kai yra ir įmonės didelės, ir projektai dideli, ir pakankamai sudėtingi, tai, na, be šito neįmanoma išsiversti, taip sakant. Ir ypač, reiškia, kalbant vėlgi apie tą patį, pavyzdžiui, išteklių panaudojimą teisingą, paskirstimą tarp projektų, prognozavimą, pavyzdžiui, nu, kaip žinot, kai vienam projekte pokyčiai, nu, kaip sakiau, visi portfelio projektai susiję per išteklius visų pirma, tai kaip pokyčiai vienam projekte paveiks kitą projektą ar kitus projektus, nu, tai neanalizuojant tokių dalykų beveik neįmanoma pasakyti. Bent kiek sudėtingesnėje aplinkoje šito neįmanoma padaryti. Tai inžinierinės įmonės, su kuriamis dirbo pastarosius kelis metus, tai jos naudoja kritinį kelią. Kolegos, aš noriu... Naudoja įrankį, bet nebūtinai jame yra korektiškas kritinis kelias. Tai yra kažką ten dėlioja, bet neprieina prie to. Tvarkoj, link projektų valdymo brandos, nes mes čia tikrai neturime temų daugiau negu laiko. Kelių projektų savininkas esate vienu metu, tai vat, nes savininkus traukiame. Ir, na, yra tokių, kurie ten daugiau nei 10, bet šiaip sakyčiau visai toks adekvatus vaizdas, 4-5 arba 1-3, tai yra vat, tiek, kiek galima pabūti projektų savininku, man taip atrodo gražu. Šitoje vietoje nėra kažkokių ten keistų labai situacijų. Na, ten, kur daugiau negu 10, suprantu, kad jau ten vargu arba savininkausia efektyviai, bet tokių tie yra 6%. Kiti kažkaip ten į tokią adekvatesnę pusę. Taip. Ir toliau link mūsų dalies, projektų vadyba, ar yra tokių, kurie sertifikuoti. Čia jau klausime tik tai tų, kuriems projektų vadovai atsiskaito. Tai reiškia, projektų savininkai, padalinių vadovai, projektų valdymo tarnyba, tai yra tie, kurie gali įvertinti.
pusė iš jų maždaug buvo sertifikuotų, turėjo sertifikuotų projektų vadovų. Ir kas iš to paklausom? Taip, vėlgi, maža rizika turėti sertifikuotą projektų vadovą, kad būtų daug blogiau negu nesertifikuoti, nėra. Tai nebuvo nei vieno, kuris atsakytų. Didžioji dauguma vis dėlto apie tai, kad arba daug geriau, arba šiek tiek geriau negu nesertifikuoti. Tai nerizikinga turėti projektų vadovą, kuris yra sertifikuotas. Laisvo teksto toliau atsakymai, čia vienas iš tų, kur paprašėme detalizuoti, pasakė, paklausimo, ką geriau jie daro. Tai, kryptis yra tokia, kad, mažiau blaškosi, tiksliau pateikia informaciją, greičiau sureaguoja ir profesionaliau tvarko tos dalykus, ypač kai daug kas keičiasi. Okay. Alfredai, ar... Taip, tai čia ta proga tiesiog būtų keista nepaminėti, kad Lietuvos projektų vadybos asociacija sertifikuoja pagal IPMA, taip sakant, schemą, tai ir suteikia tarptautinį sertifikatą, galima sertifikuotis gimtąją lietuvių kalbą D, C, B ir A lygiams, tai aš tiesiog kviečiu visus besidominčius ir jų kolegas tą padaryti. Ačiū labai kolegos už reklamą ir tapti nariais ir sertifikuotis, Dovilė jau mojuoja. Aš labai noriu paprašyti, mes turim tikrai liko nedaug laiko ir tikiu, kad bus klausimų nemažai, tai pasistengim kaip nors. Alfredai, galvoju, mes turime tą dalį, kur yra apie projektų valdymo brandą. Tai aš svarstau, ar mes tą dalį galėtume iškelti į atskirą pranešimą, o dabar tiesiog... Galėtume. Tikrai galėtume. Tai tada čia yra toks, žinote, kaip serialė, kai pasibaigia tuo, kad ir va toliau beveik prasidėjo ir sustojo. Taigi. Sauliau, galit parodyti tą vieną paveiksliuką, kuris sako apie brandą tik trumpam, apie Lietuvos organizacijų projektų valdymo brandą. Aš siūlau anonsuoti kitam jau anonsą. Čia yra pasiskirstimas Lietuvos organizacijų per brandos lygius iš virš 100 organizacijų, taip sakant, su kuriuo mes susidūrėm. Va taip jos yra pasiskirstę. Daugiausiai yra antram lygi, trečiam jų taip pat yra, virš 4 nėra apskritai. Tai čia tiesiog nieko nekomentuokim ir palikim intrigą, nes apie tai galima kalbėti labai daug. Iš tikrųjų, Sauliau, ačiū. Tai čia bus toliau kita serija arba kitas sezonas. Stabteliu čia. Labai ačiū tikrai už pranešimą. Buvo labai smalsu klausyti. Aš kažkaip net pagalvojau, kad, iš tikrųjų rezultatai tokie. Visą laiką galvodavau, kad mes turim daugiau tos ir brandos, ir aiškumo, ir to projektinio matymo, ir projektinio to valdymo ir suvokimo, bet stebiu rezultatus ir mane sąžininkai šiek tiek net ir nuliūdino tokia situacija, kokia yra. Aišku, turim kur tobulėti, tas matom svarbą. Gal esminės kokios mintis ir iš karto noriu paprašyti užduoti klausimus į chatą, arba jeigu drąsiai galit klausti ir pranešėjų gyvai. Taip, prašom, paklauskit. Gal ne klausimas, o komentaras, turbūt irgi truputėlį dirbant toje srityje, tai iš tikrųjų jūsų tyrimas tai labai įdomus, visą laiką kiekvienais metais stebiu, tai netgi kažkurią dalį netgi siūlyčiau tikrai viešinti, nes mums kaip ir asociacija ir turbūt tiem entuziastam, kurie serga už tą brandos kelimą ar ne projektinio valdymo, tai iš tiesų būtų netgi šaunu, jeigu galit kažkokią dalį net paviešinti ir netgi mūsų ar ne, šitie visi įrašai, kurie netgi visai siūlyčiau tą padarytas, būtų labai šaunu, nes iš tikrųjų, kai įmonės gali lygintis ar ne, o vis dėlto kas yra rinkoje ir kaip jie atrodo ar ne, tas vėlgi duoda tam tikrų įžvalgų ir postumio, kad galbūt reikia daryti geriau.
Ir šiaip jūsų tyrimas iš tikrųjų, matau, paremtas daugiau didesniem organizacijom, ar ne, nes tie respondentai žiūri daugiau iš didesnių organizacijų, tai jeigu turbūt būtų daugiau tų mažesnių organizacijų, kurios irgi žengia projektinio valdymo keliu, tai turbūt rezultatai dar nebūtų tokie džiuginantis, ar ne, kokius turim dabar, nes iš tikrųjų brandos lygis ten daug dievė pirmas, antras, ar ne, būtų ir tikrai nemažai tokių organizacijų būtų. Tai va, ir netgi, vat ką jūs komentavot, sakykime, apie atskiro netgi padalinio turėjimą, ar ne, kaip AMO funkcijos, ar net atlikimas ir taip toliau, tai irgi labai koreliuoja turbūt su įmonės dydžiu, nes tie, kurie yra dideli, jie turbūt turi finansų ir galimybių, ar ne, turėti būtent tokį kaip AMO atskirą skyrių, kuris gali puikiausiai, ar ne, prisidėti prie to brandos auginimo organizacijai. Bet vat kiek man tenka su mažesnėm organizacijom susidurti, tai žiūrėk, daug dievė, ar ne, kad kokį vieną funkcinį žmogeliuką ar ne paskiria, kuriam būtent duodama tos metodikos, ar ne, įdėta į rankas, tokia, kaip sakau, rakštis jam, ar ne, kur jisai turi eiti ir daryti tam tikrus dalykus ir ne visada nori, ar ne. Ir tada tokio organizacijai tą brandą didinti gaunasi pakankamai sudėtinga, dėl to turbūt tie išoriniai žmonės, kurie ateina jiems padėti, jiems didelė pagalba šitoje vietoje yra. Tai vat keletas tiesiog pastebėjimų ir komentarų. Ačiū Jums, kad daro tą tyrimą, iš tikrųjų labai įdomu. Jeigu galiu, Dovilė, sureaguoti jūsų. Taip, žinoma. Į jūsų šitą klausimą ar komentarą dėl įmonių dydžio ir PMO atsiradimo priklausomybės nuo įmonių dydžio. Žinoma, yra tame tiesos. Be abejonės, dėl to, kad PMO yra faktiškai masto ekonomijos dalykas, įsivaizduojat. Tikrai taip. Projektinė veikla yra didelė, svarbi ir panašiai. Nu, tai žinot, didelė įmonė visą laiką masto ekonomiją labiau galima išnaudoti. Tai reiškia, nu tai taip. Gerai, padarykim, sujunkim tenai viską į vietą. Kuo organizacija mažesnė, tuo labiau projektams tinka nuotykio pavadinimas. Nu, įsivaizduojat. Tai mažas organizacijos. Tam tikra prasme matyt, kad taip. Nu, bet tokia prigimtis, žinot, jeigu jau nuo kokio startupo žiūrėt, ar ne, nu, tai ten yra nuotykis. Taip. Bet tada, kai organizacija perina į kitą vystimosi etapą, nu tai tada jau reikia išnaudoti masto ekonomiją, žinot, tai reiškia, taip. Aišku, kad yra. Kitas dalykas, kodėl į mūsų apžvalgą pateko, į tą apklausą pateko didesnės įmonės, nu todėl, kad vėl matyt, didesnės įmonės turi daugiau lėšų pasisamdyti profesionalus, kuriuos mes gerai visi pažįstam. Suprantat, tikrai taip. Štai jums dalis to atsakymo. Įsivaizduojat. Tai tokie galėtų būti komentarai. Bet aišku, mus domino visų pirma, ekspertų, taip vadinamų, reiškia, žmonių, kurios kiti laiko patyrusiais ir projektų valdymo specialistais. Aš matau, Turim klausimų. Taip. Tomas klausia, kodėl išskiriat būtent Agile metodikų, yra tikrai nemažai. Ar galiu paimti? Sauliau, turit visus sertifikatus, kokius aš esu girdėjęs esam. Tai čia jums klausimas, Sauliau. Viena iš priežasčių, kad tiesiog toje aplinkoje, kur aš dirbu, ir ta aplinka buvo labai IT ir susijusi su IT, tas Agile'as pradėjo labai įsigalėti. Jeigu taip mačiau, kad lygi tol, jeigu buvo daugiau ne Agiliniai būdai, tai vėliau atsirado pakankamai daug Agile'o ir iš tikrųjų jis gan stipriai pastūmė projektų valdymą. Čia poveikis toliau projektų valdymo aplinkai labai toks įvairialypis, nes ką aš anksčiau matydavau, kad tas įmonės, kur IT, fintechai, būdavo tie, kurie turi pakankamai daug pinigų ir ten tada pritraukia žmonės, kurie pradeda vadovauti projektų komandai, tampa jaunesniaisiais projektų vadovais, vyresniaisiais projektų vadovais ir eina kažkur tai kitur į kitas industrijas. Tai prie projektų valdymo prisidėjo pakankamai nemažai. Ir vienu metu ta dalis sustojo. Nes tiesiog tai, kas yra IT pasakė, kad mes dirbsime ne projektais, o Agile'u.
Ir dabar klausimas, ar yra agile projektų valdymas. Vat tarp tų specialistų, jau, kurie ten sertifikatus laiko, va čia yra diskusijų. Kai kurie iš jų sako, kad arba agile, arba projektų. Bandyti tai sutapatinti, tai mes gauname tokį žodžių junginį, kaip kad plasmasinė stiklinė arba kojų rankšluostis. Tai yra, toks ne visai tas derinys yra korektiškas. Tai va dėl to, jeigu buvo klausimas, kodėl, tai va todėl, kad, pasižiūrėti, kur link tai juda. Manau, kad ir Tomai, atsakėte. matau irgi gerą klausimą. Ar klausėme apie lėšų ir išteklių skirimą projektų valdymo Taip. tobulinimui ir brandai? Būtų įdomu, ar visos vienodai skiria dėmesį. Labai geras klausimas, galėsim įtraukti ateityje. Dar geras Su klausimas. klausimynais, iš tikrųjų, siūlykite, mielai, tikrai išnagrinėsim visus, ne visus įtrauksim. Priežastis yra ta, mes labai tą klausimyną deriname, jeigu taip įsivaizduojam, mes gauname tiek atsakymų tik dėl to, kad jis sudarytas tokiu būdu, kad jį galima atsakyti vidutiniškai per 7 minutės iš telefono. Tai, kaip įsivaizduojat, mes pilotuojam pakankamai daug ir reikia tada palikti tokius klausimus, kur ir galėtų atsakyti, ir būtų patogu atsakyti. Kai kuriais atvejais žinome, kaip užduoti, bet atsakymai tada yra sudėtingi. Labai vengiame atvirų klausimų. Tai yra nemažai ten tos mokslinės inžinierijos, kad gautume galų gale tą rezultatą, nebūtų taip, kad turim įdomų klausimyną, bet kažkodėl žmonės neatsakinėja. Bet tikrai reikėtų pagalvoti, kaip paklausti šitą ir kur įterpti. Dėkui. Tai aš manau, kad galit rašyti klausimus, jeigu manot, kad yra klausimų, aš jau čia pasinaudosiu eteriu Sauliui arba Alfredui ir tikrai manau, kad praturtintumėm apklausą kitiems metams. Labai juokingas klausimas. Manau, kad galime jį pabaigai pasilikti. Sauliau, pas patį už nugaros labai storas vadovėlis, bet apie tą metodiką neklausėte. Nerijus klausė. Yra taip, Critical Chain Project Management. Tam projektų valdyme daug yra dalykų, daug yra apie ką paklausti. Gerai, dar vienam pranešimui skira tema, paliksime. Tačiau prieš sureaguojant. Čia tik reikia pasakyti, kad jūs esat visai neblogai susipažinę su tą metodiką, nes ir vieną iš savo mokslinių darbų rašėte apie tai, ir įmonė esate diegęs senais laikais, taip ir aš susidūriau anuo metu, reiškia, su jumis ir šitą metodiką. Taip. Su Goldratu. Susipažinome su Alfredu, taip, jo, šiek tiek padedant. Atliepiant į Dovilės komentarą, žinau, kad jau laikas visai, kaip galima gauti ataskaitą, nuorodų čia įdėjau, tiesiog įveskite savo elektroninio pašto adresą ir gausite. Man jį šiek tiek pakelia nuotaiką, kaip sakau, nes kartais atrodo, kad ten tik tai pas mus yra taip negerai, o pas visus kitus yra viskas tvarkoja. Tai pažiūrim tą ataskaitą ir matom, kad ir pas visus kitus ten yra ką veikti ir netobula. Tomas uždavė gerą klausimą, ar mes... Pabaigai palikim, visiškai pabaigai. Taip. Reiškia, kaip angliškai savo tyrimą laikote projektu. Practice what you preach. Ar mes patys praktikuojam projektų valdymą savo veikloj. Tai ypač su šituo tyrimu, tai taip, jeigu pažiūrėsite į ataskaitą, ten yra ir milestones, taip sakant, surašyti, ir visi kiti ir etapai, ir su etapais, su rezultatais. Tai Sauliau, aš manau, kad šitam kukliam projekte mes vis tiek bent jau 2 lygio brandos reikalavimų laikomės. Mūsų tai didelė organizacija, taip. Taip. Tai ačiū labai visiems, mūsų laikas ištirpo, buvo be galo įdomu klausyti ataskaitos ir dėkoju visiems už dalyvavimą. Ačiū Sauliau, ačiū Alfredai. Mes turim likti, susiderinti teisinį, prižadėjo teisinį, reiks daryti toliau, žmonės laukia apie brandą pristatymo. Tai ačiū labai visiems ir susitiksim jau kitais metais, naujam sezone, Protų Pro webinarų, gražaus vakaro. Ačiū, gerų projektų ir smagių švenčių ateinančių.